Donatas Šapoka ir seniai domiuosi istorija ir Lietuvos-Lenkijos santykių. Istoriku Adolfu Šapoka tai mus sieja giminystės ryšiai. Jis su mano tėte mokėsi vienoje pradžios mokykloje Utenoje ir Panevėžio gimnazijoje. Jie augo gretimuose kaimuose. Adolfas Šapoka yra tėtės pusbrolis ir jie artimai bendravo Lietuvoje. O taip dar susidėjo gyvenime, kad kai vežė mano motina su dukterim 41 metais į Sibirą, tai tam pačiam vagone važiavo ir Adolfo brolio šeima, ir Adolfo brolio ir Adolfo tėtė važiavo į Sibirą. Ir jie paskui vienam barake gyveno ten Sibirą. Tai tikriausiai skaitau, kad giminiai toksai reiškia polinkis į istoriją yra. Mano tėtė buvo mokytojas ir labai domėjosi Lietuvos istorija. Aš baigiau žemės ūkio ekonomikos mokslus, bet istorija mano pomėgis buvo visą gyvenimą. Ir sūnų prikalbinau baigti, reiškia, universiteto istorijos fakultetą. Jis jau dabar magistratūrą apgynė ir lygtai ruošiasi studijuoti toliau. Tarybų Lietuvoje, taip vadinamoje, žemės ūkis buvo vertinamas, buvo žemės ūkio specialistų aukštos algos, ir aš, reiškia, visas atliekamas lėšas investuodavau į švietimąsi savo ir į istorinių knygų įsigijimą. Aš apvažiuodavau visus antikvariatus, kur susipažinau, kurie domėjosi istorija, tiesiog keisdavom knygom ir tuo pasinaudojau. O kodėl aš labai domiuosi, reiškia, Vilniaus krašto gyvenimu ir Lietuvių-Lenkų santykiais, kadangi šitie santykiai labai yra aktualūs Lietuvai. Dalis gyventojų nežino savo tautybės. Ir aš pabandžiau į vieną knygą, ją išleidau Lenkinimo politika Vilniuje, straipsniai ir dokumentai. Čia pasistengiau studėti tai, kas mano nuomonė yra labai aktualu. Pasistengiau tai sudėti, kas buvo išmėtyta per įvairius leidinius, o kai kas visai ten buvo spausdinta. Pirmas straipsnis tai yra apie bažnytinę padėtį Vilniaus krašte dokumentų šviesoje. Šis leidinukas buvo paruoštas Vilniuje Lenkų okupacijos metais ir buvo išleistas, bet Lenkų valdžios buvo konfiskuotas. Toliau yra apie Jalbžykovskį, čia mano straipsnis, kodėl aš apie Jalbžykovskį parašiau straipsnį. Kadangi tokia dabar situacija Lietuvoje, Lietuvos Lenkų veikėjai labai ima garbinti kai kuriuos Lenkų tautos vyrus, kurie padarė Lietuvai daug žalos. Tai čia kaip tik buvo 80-osios Jalbžykovskio atėjimo metinės į Vilniaus vyskupus, tai buvo jam suruošta paroda Šalčininkuose. Tai mane tai užgavo kaip žmogų, jog ruošia parodą,
Tai aš tada parašiau straipsnį. Toliau yra 3 dalykai, kurie niekada buvo spausdinti. Tai tokio Ignalinos krašto sūnaus ir žymaus lietuvių kalbos mokytojo Vinco Martinkėno atsiminiai. Jisai juos tarybiniais metais 40-41, kaip Lenkų šovinizmas prisitaikė prie bolševikų okupacijos ir ėmė juodinti lietuvius Vilniuje. Toliau karo metai, toliau tas įžymusis Lietuvos komunistų partijos CK biuro posėdis apie Lietuvos Lenkų klausimus, ir lietuvių inteligentų pastangos, kaip tai pakreipti tą lietuvybės klausimą į Lietuvos pusę. Susidarė labai įdomi situacija. Baltarusijos valdžia ir Ukrainos valdžia po karo neleido savo respublikose lenkiškų mokyklų, o Lietuvos valdžia leido. Kodėl taip atsitiko, iki galo mes nežinom to. Ir baigiu šitą knygutę jūsų kraštiečio Algirdo Neavulio straipsnio apie Seinų lietuvių kovą dėl lietuviškų pamaldų Seinų bazilikoje po Antrojo pasaulinio karo. Tai aš, kadangi tas klausimas irgi labai mažai žinomas Lietuvoje yra, skaitau, kad reiškia sudarys vaizdą, kaip jūs Lenkijos lietuviai siekėte išlaikyti savo tautinės vertybės pokarinėje Lenkijoje ir kaip stengiatės šiuo metu.